Sveiki, sugrįžę į eterį. Tak vis like, jeigu dar nepadarėt, paspaudot laiką, paspaudot subscribe ir liekam veizėti. Taip, realiai prieito dalį matyt, kaip apsišiltinau grindis, susidėjau plevelį, susidėjau armatūrų, susirišau viskų ir prieit savaitėlį pradėjau betonauti, realiai užtrukau, jeigu realiai skaičiau, kokius 2 dienas, taip maišant, kapsogant su rankelėm, išpilant, tai nie lygia, bet tas įdalyks, kad susidės čia šitas visur vakar maketavaus, kaip seinis turės maždaug stovėti, kurios veitos. Tai vėliau, kad bus, kaip susidės tarpseinė, susidės grindin šildėms ir tada viskas užsipels su išlyginamųjų sluoksniu. Tai realiai ir nesvarbu. Tavot, realiai storis gavos veitom 5, veitom 6 cm tame tarpi, armatūra apačio, stengiausi biškėlį prikelti, kur išėjai, kur neišėjai. Tavot, šiandien turim šitas vatų vamzdį. Vamzdis ir 2,5 metrą aukščiaus, 1,59 skersmens ir storis 4,5 mm. Realiai storasienis vamzdis. Kun darysam? Kaip matot, turiu užsibrėžęs ratelį. Jeigu kas suprantat, tai šiandien pradėsam gaminti spiralinius laiptus į loftą. Da būtent tokių laiptų nesudarys išvis. Esu darys vein pakopą į 2 aukštą, iš 1 aukštą į 2 aukštą, ne veinas iš apdarys. Tai kaip viskas aišku su ten, nes ten nieka nėra. 2 lentas ir svarbiausia visko lygia susinumerauti, susiskaičiauti ir kad būtum identiškai lygia viskas. Su spiralinės jau ir kitep, nes ir pagrindė vein koloną, kur sakau, spiralinį laiptų nesudarys, metalinį konstrukcinį laiptų nesudarys. Tai bus man biškėlį toks šelendžėlis. Vakar biškėlį pasidomėjau, nuėjau į internetą, ten ir visokiausių skaičiuklių, kur gali susivesti duomenis, mes aš kažkur gal nuotraukėlį, gali susivesti duomenis savo aukščio, tai ir nuo grindų viršaus iki kitų grindų viršaus, tada kokį nori ilgiaus pakopas, kokį nori pločiaus pakopas, koks storiaus į vamzdis, kiek nori, ką kartų apsisuktom, ten 360 laipsnių, kad būtum pelnsrats, ar ten 300, ar kiek tu nori laipsnių. Priklaus, gali susivesti, kokį aukščią pakopas nori, ir tau realiai suskaičiaun, kaip daug maž viskas turėtum atrodyti, koks tarpelis toš turėtum likti, po kiek centimetrų kiekvienų pakopų turbūt plačiojo daly, kiek centimetrų siaurojo daly. Ir žodžiu, toj kažkokį skaičiuoklį ir, kad daug maž eitom orientuotis, kundara. Tavot, kaip pasakiau, aš dabar realiai, kur aš stovu, iki lofto viršaus turiu kažkas 2,40–2,45. Da tiksliai neskaičiavau, bet žinau, kad taip ir. Tai va, tu vamzdį pasimėjau 2,50. Katras tikrai užteks ir dar galilį reikės greičiausiai nupjauti. Taip, šitas laukį turiu krūvą visokį metalą. Tai čia realiai mes supjovėjom šiltnamį. Kas man sek nuo pradžių, tai žinot, buvo toks metalinis šitas šiltnamis ir mes supjaustėm dalim. Nereikalingus, sulankstytus visokius defektuotus metalus išvežėm į skupkį ir pasilikau pagrindį geresnius kampučius. Kaip matot, va, visokių kampučių pelna, čia viskas ir suvirintas, sujungta. Dar turiu, man atrodo, 3 kažkas milimetrų bus skarda ar 2,5. Tai aš to skardą panaudosiu. Kaip darysim dabar? Pasidėsim vamzdį, prisimantausim vamzdį apačią, prie vamzdžio apačios, išsipjausiu, išskarduosiu ar apvalų, ar kažkokį kaprombą, ar kvadratą pasidarysiu, susigręšiu skylis, nusivalysiu metalą, privirins vien gal prie apačios ir mes tada, prisoksam prie grindų, prie apačios. Tada mes tų vamzdį turim primontuoti viršau. Tai vadinasi, turim įtvirtinti vamzdį, kad mes būtum, pagal gulčiok vis teisė lygia, ką priklauso. Ir tų viršutinį dalį mes turim padaryti platformą, jau kaip užlip laiptas, kažkokį trikampėlį platformą.
Tai to nuotrauko gal dar įmesiu, galėsit pamatyti daugmaž orientuotis, ką patruotas. Ta vat, o visus pakopus pjaustusiu šitas iš tų trikampių ir viskas. Ir tokį reikalą, tai dabar greičiausiai eisam, atsipjausam su plokšte ir įsivirintsam prie pačios, susigrešam ir prisisuksam prie betoną ir tada jau mąstysam, ką padarysam viršutinį dalį tų trikampį, kad prijungt vamzdį, kad ant jau neapjudėtum, būtam teko priklaus, nes tik tada gali pradėti virinti, daryti visus pakopus vienodis, kad būtum. Šitas apsivaliau, išsipjoviau tokį plokštį, realiai pjoviau 30x30, biškampelis apsivariau, daugmaž apsivaliau, kad nebūtam baisė rūdžių, nes vis tiek ant buvau kaip į požemį, ton pozdėsiu greičiausiai į apačį, ton šitas esu pasižymėjęs daugmaž centrėlį, bet dabar davin kartą susirasiu centrą, apsibriešu rutulėlį, kur turi būti maždaug. Ir dar reikia pasiruošti vamzdį apačią, reikia padaryti tokį kampelį, nušlifauti aplinkau, kad virintų, kad būtum, įsivirintum normaliai. Užsimečiau šitas kampelį tokį, kaip matos, nusibraižiau, kaip turėtum būti vamzdis. Ir čia šitas aplinkau, kur turėjai varžtą. Tai reikia prasigrėšiu dabar visas skylius varžto ir tada, kaip matyt, prisidėjau kampą pasižiūrėti, ar ir teisė, ar ir nupjautas. Anie kreiva, tai realiai 90 kampų užsidėdi ir viskas, įmata, į tarpėlis, ne, tas jį gerai nupjautas, tai visi tvarko. Kaip matot, nelaba puikia, bet šitas kampėlis ir su elektrodu išeis normaliai privaryti. Ta vat, išsigrėžam skylis dabar. Šitas prasigrėžęs skylis, 10 mm diametrą, iš pradžių su mažu grąžteliu, tada padidinau su dideliu, 8 skylis, nes 8 ankeriai jį. Ir vat, tada dabar man reikia kažkaip ton veito, čia šitas bent jau prikabinti ir privirinti visų to plokštį, kaip norintas prie to vamzdžio. Čia šitas. Ta vat, žiūrėsim, kaip čia bus dabar. Šitas prisikabinau, apsivirinau plokštę aplinkau, 6-7 elektrodas vai. Čia matos biškėlį kėpi normaliai, bet tvarkinga laikys. Tai dabar, kaip matau, turim 8 skylis ir aš maruot skaniaturiu 10 grąžtėlį. Tai reikia nulygti jaučiu greitai iki parduotuvės. Tim šitas pasiim 10 grąžtėlį, pasidaryti šablonėlį tom skylėm, kokį kartoną kažku nusibraižyti skylis, kad nedėliuotų vamzdžiaus, nes ant sunkus, kaip realiai svoris, kaip 1,5 dujų balionų, kažkas tokį. Ir ten nusidėti ir susigrėžti iš karto viskų, išsivalyti gražiai. Ir tada jau nusinešti vamzdį, prisisokti. Kažkokį būdų gal prisikabinti su šniūru, jeigu jis netabalaus, ta visai tvarko, bet jeigu tabalaus, reikia prikabinti laikiną. Ir tada jau sumastyti, ką padaryti va čia tokį trikampį, kad prijungti vamzdžiaus virš, padaryti platformą. Tavo, lieku greitai parduotuvės, tim grąžtą ir to jau paliksiu. Patefo,
turim vamzdį. Daugmaž rekanu iš apačios ant svarbu neslunkinė niekur, į normalią biškį pirkėbis, užvinkaraut. Tai vis tvarko, nes vis tiek nieks nekelnos. Tai svarbu, bent kažkaip suankaraut, kad ant neįtom iš savęs, kaip sakant. Tai vat, primečiau gulčiok, tai realiai reikės kokius 2 cm nupjauti tik tas, kad būtum lygia su grindim. Tai čia visi tvarko. Tada va mūsų dalykėlis ir apačiau jį tvarko, unsas stovų, bet unsa visas dabar gal vartytis judėti, kas ir negera. Tai dabar reikia padaryti čia tokį trikampį. Kaip tas trikampis turės maždaug būti, tai jeigu tep teisė atsistoji nuo vamzdžiaus į teisę į grindis, tas trikampis turi būti į vieną pusę ir į kitą pusę. Tavo toks trikampis turi būti, kada ir prilaikytom, nei į jokį pusę neįdėtom, nei atgal, nei į vidų. Ir bus tokia trikampiška platformėlė, kur jau kap užlipi, paskutinis jau laiptis ir tas paduons jau esi ant grindų. Tai dabar atsinešiau iš ten, radau stambesnių šitas kampučių, 3 gal milimetrų, man atrodo. Ta kap darysiu, man atrodo, darysiu 2 vieną iš vienos pusės ir iš kitos pusės. 2 tokius galus atpjausiu. Vieną galą tepo gražiai nusipjausiu vieną ir tų aus privirins prie vamzdžio. Kitam gali lygiai taip pat irgi nupjausiu. Tai čia jau ir pripat prie loftų, ką primontausiu. Tai išpjausiu galą ir vatų liežuvėlį palenksiu kiek reikės, išgrėšiu porą 3 skylių ir ten tiesiog su stambės medvaršės, labai stambės prisoksam teisę prie balkiaus. Ir tas turėtum laikyti tropnį. Pasidirbau vieną detalę, kad turbūt viršau, galime eit pavyzdėti. Tai va vieno pusėje porą skylių pasidirbau, laikina garažį ir stombi varžtą. Tai dabar laikina tik tas suplanės nesusuksiu. Bet esmė, ten išsiskaptavau porą, va šitas, nežinau, jeigu matos, ton aš noriu įleisti į vidų, jeigu kažkur sumastyčiau ant viršaus dėti, kam man nereikėtum, kaip sakant, į ateitį veizėti. Taip, pats metals, ten viršau bus, šits gals bus privirins tepot, o anas gals bus prisukts privatuo balkį. Tai vien turiu, dabar, o čia kaip matot, visą normalią pasidarė, apsivirins, tvarkinga. Vienas gals, kits gals prisisok, bus visk čiki. O čia ant viršaus jau galės dėti teisę plokštį, medį, pakopą, nesvarbu. Tai vat, vien turiu, dabar reikia pasidaryti antrą ir sumontausiu. Jau tepo, viskas atrodo, po biškėlį pasidirbau, susivirinau, dabar kaip sakant, Nikur neįkrust. Tai va, kaip sakiau, trikampis, tai čia jau, kaip sakyt, viršutinė platforma. Ir realiai dariau, kaip matot, sulik balkiaus viršum, kad galėčiau uždėti 22 mm USB. Tai tada, kaip dėsiu aparketą, dar kažkų laminatą, tai galėsiu tiesiog uždėti ton viršų ir vis bus liuks. Tada dabar, nežinau, čia šiaip eksperimentavau, uždėjau teipą, kad daugmaž žinot, kaip atrodo. Ir vat, susibraižiau ant stulpeliaus, nežinau, matos, šitas įbrūkšnelė. Man gavos iš vis nuo pačios lyg viršaus 2,48, tai dalinau iš 17,7 mm. 17 cm
ir 7 mm gaunas nuo pakopos viršaus iki kits pakopos viršaus. Ir taip gavos lygia 14 pakopų iki apačios. Tai vat, atsirušiavau biškėlį kampotėlių, kokį radau visus tus stiprius. Ir dabar aš susipjaustysiu lygiai po 60 cm. Tu peis, koks aš jaučiu. Žodžiu, ko padirbau. O tefo, prisikibdžiau, realiai prisivirinau stačius kampus. Tai realiai padarėjom, kiek čia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pakopas. Ir dar lika, pagal skaičiavim, dar liks 6. Tai reikės dar 12 kampotėlių susipjaustyti. Pjaušiau po 60 cm ilgiaus ir viens gals šoninis status nupjauts, o tas kokie 5 mm į vidinį pusę, o tas irgi į vidinį, tik atvirkščiai. Gaunas kaip V forma. Tai 5 mm, kad būtum pagal vamzdį biškių užeitum, kad aš galėčiau privirinti, nes jeigu būtum status, tai neišeita, manau, taip, būtum didelį tarpą. Tai vat, esmė, vokų turim. Realiai per veindien teik paei, kad niekad nebuvau daręs tokių, tai visai įdomi. Tai vėliau supjaustysiu dar galėliu, į čia uždėsiu galus, irgi taip pat išpjausiu, privirinsiu. Galus. Nusidažys visku, susigręšiu skylėlis. Čia vat pavyzdžiui, susigręšiu ten A4, A3, A2 skylėlis ant veina tuo, kad iš apačios prisisuktom pakopą. Tada iš apačios čia šitas mes turėsim realią tarpą. Jeigu aš norėsiu vėliau, galėsiu įsidėti ant tų einant apšvietimą, kaip žengi ten užsideg kits laipts arba visi užsideg į panašią. Tai vat, realiai va toik turim situacijai. Kaip gavos man atgaudyti po kiek reik pasilink kiekvieną pakopą. Tai realiai, tai jau parodysiu. Pasiėmiau vis laik paprasčiausią va tokį aparatą. Ir kaip paskutinį pakopą uždedu, realiai kaip pridedu pagal to ant pusę ir aš užsibrėšiu brūkšnį. Ir tada ton šitas jau skaito sekantis pakopas per metalą, aš ir dedu va kaputam šitep, o tep. Pridedu, privirin, pasižiūriu su gulšiuko, stačia stau, vis tvarko. Ir tada automatiškai prie to vein privirint, dedu gretimas antrą. Ir tada prie galą realiai prisidedu metrą. Ir aš dariau truputėlį su paklaid, bet grubia 300 cm nuo galė lygai kelelį. Ten 29, 28 panašiai. Kad būtum, nes nelabai turi reikšmės. Nes aš kaip darysiu visus pakopus medinis, tai aš galėsiu pakoreguoti, o medis vis tiek ten centimetras, 2, 5 cm, ant zdrose atlaikys ir galės pasikoreguoti, kad būtum idealiai. Tavo tepo, prisivirinom pakopų ir ryto greičiausiai toliau tes darbelius. Dabar reikia varyti, nusiprausti, vis smirdu metal. Ir viso. Ta visiems, dėkau, kad žiūrėjot, nepamirštam, spaudam laiką ir iki kitų kartų.